Sveiki. Apie svarbiausius įvykius Lietuvoje, ES ir kai kuriuose valstybėse narėse. Kągi, džiaugsmingai priėmėme žinią po praeito savaitgalio rinkimų Vengrijoje. Orbanas, aš sakyčiau, pralaimėjo žemės drebėjimo lygmeniu. Kągi, jo valdžia, užtrukusi 16 metų, turi pasitraukti. Pasitraukimas nebus lengvas. Jau dabar matom, kad Šiarto buvo manoma, kad naikino kažkokius tai dokumentus, o matyt naikinti yra ką. Ir tai tikrai ne viena istorija, ne vienas kažkoks tai siužetas ir panašiai. Tačiau Magyaras kuo greičiau turi perimti valdžią, nes akivaizdu, kad korumpuota, įklimpusi rytinius savo sandorius tiek su Rusija, su Kinija, Vengrija tapo iš tiesų grėsmė savo ir Europos Sąjungai. Tačiau Magyaras yra ganėtinai atsargus, toksai palaipsnis, sakyčiau, politikas. Jis kai ką pasakė spaudos konferencijoje, bet ne viskas iki galo yra aišku. Ypatingai santykiuose su Ukraina aš matau dar daug potencialo, kad gali santykiai ypatingai dvišaliai pagerėtų ir apskritai Vengrijos nuostatos dėl, sakykime taip, plėtros proceso būtų labiau palankios savo kaimynėms. Nes aš dar kartą noriu pasakyti, nėra nei vienos valstybės narės, kuri negautų daug pranašumų, papildomų taškų, jeigu jos kaimynė tampa ES nare. Šiuo atveju Vengrija Ukrainos atžvilgiu. Kągi, situaciją stebėsime, padėsime, bet aišku, ne viskas taip yra akivaizdu po šitų rinkimų, apart to, kad pasakėme viso gero Orbanui. Kągi, Europos derybininkai, Europos parlamentas su taryba sutarė dėl plieno pramonės, aš sakyčiau, kvotų ir apskritai reguliavimo ateityje. Priminsiu, kad šiais metais birželį baigėsi anksčiau sutarti plieno kvotų tarifai ir apskritai dydžiai pasaulio prekybos organizacijos mastuose. Dabar ES pasiūlymas yra toksai 47% sumažinti plieno importą iš trečiųjų valstybių, o tokių valstybių norinčių importuoti į ES yra labai daug. Rusija ir Turkija ir Kinija ir dar kitos valstybės, kur pigesnė darbo jėga, pigesnės žaliavos, iš to daromas didžiulis biznis ir apskritai ES plieno rinka yra perpildyta. Tai yra akivaizdu. Ir tam, kas paklius ES rinką, 50% nustatomas tarifas. Anksčiau buvo 25%. Kas yra gerai? Gerai, kad sutarta atsisakyti Rusijos plieno. Didžiulis smūgis Rusijos metalurgijai. Kągi, pagaliau, pavienės valstybės narės seniai norėjo to, bet dabar pavyko tą dalyką padaryti. Kitas dalykas - atsekamumas. Plieno kilmės atsekamumas bus griežtintos ir papildytos taisyklės, kad tikrai tie, kurie nori eksportuoti į ES rinką, privalės įrodyti, kad plienas atsirado pagamintas tose valstybėse ir turės atitinkamus įrodymus šitam dalykui. Kągi, ši savaitė buvo ypatinga dar tuo, kad teko dalyvauti keletoje labai svarbių renginių, konferencijoje Europos parlamente apie Ukrainos investicijų platformas, apie tai, ką reikia padaryti, ruošiantis Ukrainos ekonomikos rekonstrukcijai ir modernizavimui. Sakiau įžanginę kalbą šioje konferencijoje. Taip pat susitikau labai įdomiame formate su Vokietijos kariuomenės rezervistais. Tai yra tie, kurie baigė tarnybą kariuomeniai, buvo šauktiniai ar kokie kiti kontraktininkai ir dabar išlieka, sakyčiau taip, čia kaip kokia šaulių sąjunga, tie, kurie nori daugiau žinoti, domisi ir galbūt ruošiasi. Kalbėjome apie karinį mobilumą ir iš tikrųjų buvo labai smagus susitikimas. Aš sakyčiau tai, kad Vokietija vis labiau gręžiasi ir imasi daugiau atsakomybės už ES ir, sakykime taip, mūsų partnerių saugumą yra gera žinia Lietuvai ypatingai. Kągi, šį savaitgalį toliau tęsime įdomias diskusijas apie komunikacijos reikalus. Šį kartą susitiksime Kaune su savo auditorija. Todėl laukiu šito susitikimo ir visuomet komunikuoti reikia aiškiai ir su šypsena.